Kas džetai nutiko, kad jinai vargšė taip paplėdėjo? Aš taip nesitikėjau pamatyti šito vaizdo. Aš nežinau, nuo ko vardint pradėti. Gerai, vairas, šūdinas, ček. Antiek nusitrynęs bumbulo odinė ta visa dalis, ček. Kubholderis iš depo už 4 eurus, kuris vapšė nelaiko gėrimų. Visi, kas šitą kubholderį yra nusipirkę, žino, kad jeigu tu darai posūkį iš šono arba tiesiog greitai pradedi važiuoti, visas kubholderis tavo visų gėrimų nafik. Ir kad prie saugiklių plasmasės nėra ček. Mielas kalėdų senelė. Mielas kalėdų senelė. Tu žinai, kaip aš tave gerbiu ir myliu. Palauk, čia ne. Ai, čia replika. Ai, čia man atrodo atmosferinis paprastas. Bet atrodo labai gerai. Na gerai, gal neatrodo taip gerai. Also, what the fuck, kas ant numerių deda maišą? Kodėl? Ir dar Lidlo. Also labai juokinga, kad salonė yra tiesiog jogos, ne jogos, čia man atrodo išmasažuoti tam tikrą raumenį šitas dalykas. Ir aš žinau kam, nes jeigu su šitą mašiną važiuoju, aš manau labai skauda nugarą paskui nuo šitų sėdynės, nes aš esu tokį imprezą turėjęs, tai po kiekvieno važiavimo reikia išsimasažuoti nugarą.